Šiandien svajonė buvo nepanaši į save. Kodėl? Na, mes pagal burtus anksčiau turėjom truputėlį silpnesnės po grupę komandas ir truputėlį atrodė, kad žaidžiame ganėtinai gerai, bet šiuo metu komandos vis stiprėja ir pamatėm, kad žaidžiam per lėtai dėl žaidėjų amžiaus, darėm daug klaidų ir iš tikrųjų pirmi du įvarčiai iš vis grūbios vartininko ir gynėjų klaidos ir po to po dviejų įvarčių jau iniciatyvą praradome. Trūko greičio, trūko išbėgimo į laisvas zonas, o jiems tiesiog viskas pavyko gerai prasmogiuoti. Šiaip nepatenkinti gynybą šiandien ir vartininką. Ką galima taisyti tokioje situacijoje? Nežinau, tikriausiai jau nebeišmokysi žaidėjo žaisti geriau, mūsų amžiaus vidurkis yra gana didelis, mums palankesnės komandas truputėlį lėtesnės. Galbūt įsivaizduojam su Oniksu mums pavyktų, ten irgi truputėlį vyresnė komanda. Galbūt pavyktų daugiau kontroliuoti kamuolį ir daugiau turėti laisvės savo sprendimams. Dabar lieka 2 rungtynės, o klausimas dėl atkrintamųjų vis dar atviras. Jo, ir dabar jisai dar ir labiau susikomplikavo, kadangi prieš akį mūsų laukia Oniksas ir Žaibo Kirtis, 2 labai stiprios komandos ir negauti su jais taškų būtų mums labai pavojinga. Ačiū.